Good morning. Welcome to the first meeting anglų kalba prie kavos puodelio. Iškart noriu truputį atsiprašyti už savo užkimusį balsą. Galbūt jisai, kas mane pažįsta, yra neįprastas, bet toks jau yra laikotarpis, kad gyvenimas yra gyvenimas ir įvairūs gyvenimo etapai yra gyvenimo etapai. Tai va, tai sveikinu, tikiuosi kavos puodelis ar arbatos puodelis jau yra paruoštas ir mes keliaujame į pirmą mūsų susitikimą, į pirmą mūsų startų susitikimą anglų kalba prie kavos puodelio. Šiandieną, kaip jūs ir žinote, kad susitikus su naujais žmonėmis ar kelionėse susipažįstant, pats svarbiausias dalykas, ką mes darome, tai susipažįstame. Mes prisistatome save. Ir aš jums tiesiog noriu perskaityti sakinį po sakinio susipažinimo situacijos, kaip prisistatome naujose gyvenimiškose situacijose. Taigi, hello, what's your first name? My name's Jason. And what's your surname? Anderson. How do you spell that? Anderson. And where are you from, Jason? I'm from Norway. I'm Norwegian. Thank you very much. Tai štai yra pats toksai pagrindas. Jeigu norite, galite pakartoti šitą video, pakartoti paskui mane ir nesistengkite išmokti visko puikiai. Tiesiog šiandieną paklausyk, galbūt pakartok ir leisk anglų kalbai po truputį tapti pažįstama. Jeigu žinai, tai pakartok, galbūt turi su kuom susipažinti, galbūt turi su kuom papraktikuoti šitos sakinius, prisiminti. Na, o jeigu dar nesimokė anglų kalbos, tai tiesiog pajaus, kuriuos žodžius žinai, kuriuos atpažįsti. Tiesiog leisk anglų kalbai ateiti į tavo gyvenimą, į tavo mintis, į tavo ausis. Na ir kai mes susipažįstame ir norime papasakoti apie save, labai tokį noriu didžiulį patarimą sakyti. Niekada mokantis nesimokinkite po vieną žodį. Stenkitės bet ką mokinatės, jungti į junginius, jungti į sakinukus. Visą tai stenkitės apjuosti su savo gyvenimiška patirtimi, pavyzdžius, situacijas, jausmus, emocijas, viską supinkite apie save. Nes kuo daugiau bus jūsų jausmo, jūsų emocijos, tuo jinai, ta anglų kalba bus įsimintinesnė, tuo jinai lengviau pasiliks jumise. Tai patarimas pirmas, mokykitės junginiais. Na, o šiandieną aš pateiksiu jums 3 frazes ir pamatysite, kiek su tom frazėm galima papasakoti daug apie save. Tai pirmasis žodžių junginys yra I am. I am reiškia aš esu. Ir šitą sakinį galima užbaigti pačiais įvairiausiais žodžiais. Tai aš paskaitysiu keletą sakinių apie save. Jūs atpažinkite, kuriuos iš šitų sakinių jūs žinote, ką suprantate.
ir išsirinkite savo, savo artimiausius, ne? Tai kaip jau buvau minėjusi, kad mokantis anglų kalbos labai patarčiau turėti savo šiam tikslui skirtą užrašų knygutę ar sąsiuvinį, kad pasižymėti frazes, posakius, kuriuos mes mokomės, nes tai irgi pagilina tą anglų kalbos žinių įsisavinimą. Jūs ne tik matote, jūs ne tik girdite, jūs ne tik ištarėte, bet dar jūs naudojate ir kitus savo receptorius. Taigi, I am, aš esu. I am gali būti sujungtas ir dar tariamas I'm. Tai aš paskaitysiu ir tokių pavyzdžių. I am Dalia. I am a woman. I am a mother. I am a teacher. I am a student. I am Lithuanian. I am from Lithuania. Na, o dabar pabandysiu sutrumpintas. I'm 35 years old. I'm not married. I'm not single. Tai tą žodelį not galima įterpti po am, kai norim pasakyti, kad aš nesu, ne? I'm divorced. I'm happy. I'm tired. I'm excited. Ir taip toliau. Tikrai tikiu, kad yra sakiniai girdėti, tai ką belieka, atsirinkite savo bent 3, 5, o gal ir visą 10 sakinukų papasakoti apie save naudojant I am. Keliaujam toliau ir yra I have. I have reiškia aš turiu. Jeigu jūs pridėsite not, tai bus I haven't. Jeigu jūs pridėsite priekyje don't, bus I don't have, kad aš neturiu. Tai su have irgi yra labai daug žodžių junginių, kurių mes galime sujungti ir pasakoti apie save. Taigi keliaujam toliau ir paklausykime šiek tiek sakinių apie save. I have a family. I have 2 children. I have a daughter. I have a son. I have a big family. I have a small family. I have a husband. I have a boyfriend. I have good friends. Šitą posakį galit naudoti ir kalbant apie darbą, apie savo kasdienybę. Pavyzdžiui, I have coffee every morning. I have breakfast at 8. I have dinner with my family. I have a dog. I have a cat. Ir paspaudus pauzės mygtuką taip pat išsirinkite žodžių junginukus apie save. Bent 5 ar 10 pakeiskite, jeigu reikia apie save. O tie, kas dar nėra mokėsi anglų kalbos, tai tiesiog dar sykį trupučiuką grįžkite video ir pakartokite tos junginius paskui mane. Ir posakis I like
ir I don't like. Tai reiškia aš mėgstu ir aš nemėgstu. Taigi pradėkim nuo to, ką mes mėgstame. I like coffee. I like tea. I like mornings. I like weekends. I like summer. I like sunny weather. I like music. Galime kalbėti apie laisvalaikį. I like traveling. I like walking. I like dancing. I like yoga. I like cooking. Ir tikriausiai atkreipėt dėmesį, kad kalbant apie mėgstamus veiksmus, mes tiesiog naudojam galūnę ing. Na ir kogi aš nemėgstu. I don't like stress. I don't like noise. Nemėgstu triukšmo. I don't like cold weather. I don't like getting up early. Ir su šito posakiu jūs galite kalbėti ir kalbėti, nes mes galime kalbėti, kokias mėgstam šalis, kokius filmus, kokią muziką, kokį maistą, ko mes nemėgstam, kokių žmonių nemėgstam, kokių veiklų nemėgstam, kokio oro nemėgstam. Tai taip pat galima kalbėti nesustojant labai ilgai. Taigi ir iš šičia atsirinkite bent 5 frazes ir jas pakartokite. Jas ištarkite garsiai, nes tai yra labai svarbu. Na, o po šito video aš įkelsiu nuorodą, kad galėtumėt paklausyti truputį natūralios, tokios real English, kaip jinai skamba, kaip jinai atrodo. Na ir pirmoji užduotis jums – parašyti apie save ir jeigu esate drąsūs, nebijote eiti iš komforto zonos, už komforto ribų, tai labai lauksiu jūsų audio žinutės. Galite rašyti man asmeniškai arba atsiųsti paštu tobulėjimoakademija@gmail.com. Taigi, šiandienai tiek. Linkiu drąsos, linkiu nepabūgti ir laukiu komentarų, parašykite, kaip jums šita pamoka, ar supratote apie ką, ar įsiminėte šitas 3 frazes. I am, I have, I like. Jeigu įsiminėte šitas 3 frazes, tai jau esat šaunuolė arba šaunuolis. Taigi šiandienai tiek. See you tomorrow.